Panelinė diskusija per gerai, kad būtų tiesa. Pats kaltas, jei susigundai. Čia tęsiant Faustos mintį, man atrodo, labai gražiai mes nuvairuosim. Ir kviečiu jungtis kartu Ingrida Radovič, Gota Aleksaitė bei Skirmanta Balsevičienė. Mūsų bus daug. O jūsų paskutiniai kantrybės išbandymai, paskutinis geras pusvalandis, tai, man atrodo, turėjom labai turiningą pusdienį, antrą konferencijos dalį. Kas arčiau vartotojo ir kiekvieno iš mūsų, tas turbūt yra žmogiškai mums kažkaip tai priimtiniau, nes mes savo elgseną ten galim pamatyti. Savo artimųjų, savo aplinkos, pažįstamų, nes viskas kažkaip nusikaskaduoja. Bet jūsų visų klausant, labai stipriai rezonavo tokie dalykai kaip etika ir sąžininga elgsena. Etika ir sąžininga elgsena. Viskas į savirefleksiją, į kiekvieno mūsų elgseną. Tai iš principo, kaip tą etiką ir sąžiningą elgseną transformuoti į tą mūsų elgseną būtent internetinėje erdvėje. Internete, į savo rūbų kelimą, į autorių meno dirbinių neplagijavimą, ne kažkokį susintetinimą ir nukopijavimą, feikų nesiuntimą ir nepirkimą to, kas suvokiam. Kaip? Kokie jūsų patarimai čia ir kokios jūsų įžvalgos galėtų būti? Kaip tą etiką ir sąžinę atnešti į kiekvieno mūsų gyvenimą? Valstybė išstoja. Tai iš tikrųjų, man atrodo, ir Giedriau nuskambėjo per visus mūsų pranešimus, būtent to sąmoningumo ugdymo ir ėjimo į švietimą. Ir ėjimo į švietimą, nuo mokyklinio suolo, nuo darželinuko. Nes, tarkim, ir mes mūsų Vilnius yra mokykla projektu, iš pradžių svarstėme orientuotis, į tos, sakykim, taip, paauglius, su kuriais reikėtų kalbėtis, bet ten yra sudėtinga auditorija ir mes ėjome net į pradinukus. Tai atrodo paprasta, bet pradėkime nuo vaikų ir pradėkime nuo tokių pačių konferencijų, kalbėjimo, švietėjiškumo. Aš labai šiaip tikiu į influencerius ir įtakotojus, nes grįžkime prie tos pačios bažnyčios kaip religinės bendruomenės, kuri švietė, šios rolė nyksta, valstybė mažiau pasitikima, tad reikalingos visuomenės paskatos ir būtent žmonių asmenybių įtaka gebėjimui rinktis, mąstyti, šviesti. Ir aišku, Fausta yra tos bendruomenės, vis tiek priskirčiau tave atstoviai įtakos darimui, tai aš tikėčiau, būtent panašiai tokių žmonės. Bet pradėti nuo mažens. Taip, tai yra klasika. Neperugdysi labai jau subrendusio žmogaus. Arba einame į 3 amžiaus universitetą, kuomet kaip tik ateina tokia branda žmogaus, kuomet jis gali keistis. Kodo, vis tiek jūs esat valstybės institucijos atstovas, taip, už jūsų nugaros stovi valstybė. Kiek valstybė šito klausimu turi kantrybės ir to laiko ugdyti mūsų visuomenę nuo tos 1-2 klasės, kol mes tą brandą, sąžiningumą įsiskiepysim arba turėsim? Labai džiugu, kad pasakėt, kad valstybė už mano nugaros, bet aš kalbėsiu tik už mūsų instituciją. Nes nors mūsų institucija iš tikrųjų atsakinga už visą vartotojų teisų apsaugos, koordinavimą, švietimą ir panašiai. Ir tarp kitko, reikia girtis. Mes kaip tik su Lietuvos banku pasirašysime Memorandum of Understanding, savitarpio pagalbos susitarimą, kuomet mes finansinio raštingumo taip pat skirsime daug paskaitų. Tad galiu pasakyti taip, kiek mes laiko skiriame, aš manau, kad labai daug. Mūsų tarptautinių viešų ryšių skyrių turėjau net diskusiją. Palaukite, mes į savaitę, dieną visą skiriame 8 valandas tik švietėjiškai veiklai, tai labai brangu. Ir tenai dalyvauja 3 žmonės atėję, kurie pasakoja nuo nesaugių žaislų atpažinti, kaip tinklapis ar yra saugus ar patikimas, tai brangu. Ir valstybė kaip tokia, aš manau, labai daug skiria laiko ir labai daug daro. Ar kiek daugiau daryti? Nežinau, reikia turbūt gyventi ir matyti. Aš pridursiu,
galbūt. Aš irgi visada galvoju, ką daryti, kad tas švietimas būtų efektyvus ir ypač jaunam žmogui. Jie praleidžia tiek laiko internete, stebi influencerius, kurie grožisi savo brangiais daiktais, kurie tikrai labai daug kainuoja. Na ir tam jaunam žmogui irgi norisi to daikto, bet jis neturi pinigų. Tada jis tengiasi kitais būdais gauti tokį daiktą ar labai panašų į jį. Ir kaip tam žmogui paaiškinti, kad na tu palauk, dar paauk, užsidirbsi pinigų ir nusipirksi tą daiktą, kaip jam turėti tos kantrybės ir kaip paaiškinti. Tai man atrodo, reikia aiškinti iš truputėlį plačiau ir giliau, ne vien tai, kad, tarkime, prekyba klastotėmis yra draudžiama įstatymu, prekių ženklams tai nepatinka, na tai neefektyvu. Bet iš tikrųjų esu išgirdusi tokios praktinės informacijos, dalyvavau, buvo konferencija su Lietuvos muitinė, tai jie truputėlį plačiau tą vaizdą nupiešė, kad visa ta klastočių prekyba yra ir gali būti labai dideli tinklai, labai plati ta juodoji rinka, tie pinigai, kur toliau keliauja finansuoti terorizmui, narkotikų prekybą žmonėmis, tai yra labai labai baisus dalykai. Jie į biudžetą neateina kaip taisyklė. Taip. Ir gal tada tą jauną žmogų, tokie dalykai gal labiau sukrutintų ir ta pasaulėžiūra kažkiek pasikeistų ir jis pamastytų prieš įsigijant klastotę. Tai čia tokios mano mintys. Aš dar papildysiu, aš jį labai giliai labai toli, gal net tiek giliai. Mano manimu, kiek aš stebiu žmonės, man atrodo, kad aiškiausia, kodėl reikia nepirkti feikų, kodėl reikia vertinti apskritai žmogaus kūrybą ir taip toliau. Mažiausiai tų abejonių kyla tiems, kurie masto autentiškai, kurie nieko neseka, iš esmės, kurie seka savo protą. Žmogui be abejo yra būdinga būti masėje, mes taip padaryti. Mūsų psichologija yra tokia, kad tas bandos jausmas mums yra prigimtinis. Mes anksčiau nebūtume galėję išgyventi, jeigu mes nebūtumėm buvę grupėje. Tai yra natūralu norėti būti ne vienam, bet šiuo metu tu ne vienas gali jaustis truputį patogiau negu anksčiau. Be to, tu gali bendraminčių susirasti ir Australijoje, tau nebereikia tik su kaimynu draugauti, tu gali iš vis su to kaimynu net nesisveikinti ir jį net nepasižiūrėti, nes tu turėsi kitų bendraminčių, kitų draugų, kitų palaikytojų. Tai man atrodo, kad esmė tikriausiai, bet čia labai kalbu apie tai, ko mes akimirksniu neįgyvendinsim. Man atrodo, atsakymas būtų ugdyti žmonės, kurie netiki į kažkokius influencerius, kurie susiranda galbūt idėjas, kurie jam patinka. Pavyzdžiui, jie paskaito Rimvydo Valatkos straipsnį ir sako, o, šita gera idėja, bet čia jisai nusišneka. Ir tai būtų tas kritinis mąstymas labai sveikas ir man atrodo, kad tokie žmonės geriausiai supranta, kodėl nereikia feikų. Ir jam natūralu ir aišku, kodėl tai yra ydinga. Kritinis mąstymas. Aš pritarčiau Godai, kad švietimas yra labai svarbus nuo mažens. Nes tos visos vertybės mes jas internalizuojame jaunystėje, kai esame vaikai, mes perimame tėvų diegiamas vertybės ir vėliau, kai jau esame suaugę, kažkaip valstybės pastangomis tas vertybės pakeisti yra labai sunku. Tai švietimas yra vienas iš būdų, kaip mažinti tą feikų vartojimą, bet tas paklausos mažinimas, bet svarbu ir pasiūlą mažinti. Svarbu yra tuos netikrų svetainių administratorius bausti. Svarbu, kad būtų labai sunku, ką mes pamatome, pavyzdžiui, su piratavimu. Taip, labai buvo daug investuota ir tebėra investuojama į švietimą, bet šiek tiek veikia, bet iš tikrųjų efektyviau veikia, kai yra tos piratinės svetainės tiesiog užblokuojamos. Tai iš karto tada matomas efektas. Dabar irgi Liepos mėnesį buvo pakeistas administracinių nusižengimų kodeksas ir Lietuvos radijo ir televizijos komisija pradėjo skirti pirmas baudas vartotojams, kurie
kurie siunčiasi filmus ir besisiūsdami taip pat juos ir viešai paskelbiam, tos baudelės, gal nelabai ten didelės, kaip kam, bet irgi panašu, kad veikia. Tai vienas dalykas yra švietimas, bet kitas dalykas ir tas pasiūlos mažinimas, tų feikų mažinimas turėtų vykti. Ir čia kalbant apie tą viešą skelbimą, nes aš kaip vartotojas galiu prisipažinti, turbūt porą kartų girdėjau per Panoramą skelbimą, kad skirta bauda už beros ar iš Linkomanijos, ar iš Filmai, nežinau, iš kažkur atsisiųstą turinį. Tai čia mes apie tai šnekam. Taip, apie tai, kad dabar, nes anksčiau buvo baudžiami tik tai tie svetainių administratoriai, teismai ten vyko ilgi ir taip toliau, o dabar jau galima bausti ir vartotojus. Jūs dabar prabilot apie tą, kaip visada būna bizūno, ir batono arba torto klausimas. Tai jeigu kalbam apie tą bizūną, baudimą, tai dabar jūsų manimu, kiek yra paveiku ir kiek veiksminga tas visas viešinimas, skelbimas, problemos identifikavimas, visuomeniai nuolat nuo individo iki verslo išviešinimas dėl jo vėlgi nusižengimų intelektiniai veikloj. Kiek tai leidžia, aišku, vėlgi visi asmens duomenų apsaugos dalykai ir visa kita. Svarbu, visur yra pusiausvyra. Švietimo turi būti galbūt daugiau negu to baudimo, čia diskutuotinas klausimas. Ir kriminologai žino, kad baudos griežtumas nėra toks efektyvus kaip bausmės neišvengiamumas. Tai netgi tai yra kažkokia mažytė baudelė, bet jeigu iš tikrųjų jinai bus masiškai taikoma, tai tų vartotojų sumažės. Jeigu mes pradėsime už parsisiųstą filmą sodinti žmonės į kalėjimą, tai aišku, čia tiesiog kils tada visiškai priešinga reakcija, tai jau būtų tikrai neadekvati bausmė, tai jau būtų perlenkta. Tai svarbu yra pusiausvyra ir labai svarbu tas bausmės neišvengiamumas. Bausmės neišvengiamumas. Skirmanta, jūs turite tą prevencinę programą pas save, taip? Švietimo programą, kaip jūs sakote, edukacinę programą, kur yra buvo ten jūsų tos visos tų sluoksnių viršuje, tam, kad žmonės vėlgi, nesielgtų taip, nekeltų tų padirbinių, neprekiautų jais. Kokias įžvalgas jūs galite atnešti iš savo įmonės? 80 milijonų vartotojų ir dar daugiau. Kokio maštabo problemą, nežinau, Lietuvos, Europos, jūsų veikimo geografijoje mes šiandien dienai turime? Kiek yra tų padirbinėtojų, tų kelėjų, tie, kurie iš to daro verslą ir naudojasi, tai yra platina tą intelektinę nuosavybę? Aš negaliu pasakyti, kiek didelė yra šita problema mūsų platformoje, bet aš galiu pasakyti, kad mes kiekvieną valandą ties tuo dirbam. Kiekvieną valandą labai didelės komandos dirba su tuo, pajungusios įvairius įrankius. Sakau, tie pranešimai ateina iš įvairių pusių, tiek iš narių, tiek iš prekių ženklų, tiek mes patys, kiek galim proaktyviai su savo automatiniam priemonėm nuiminėjom tą turinį. Tai mastai yra labai dideli. Labai dideli. Pavieniai klastočių pardavėjai ir tada visi dideli tinklai su savo strategijom ir veiksmų modeliais, kur tik supratus, kaip jie veikia, kitą dieną jau jie pasikeičia ir viskas. Naujas veikimo modelis ir vėl galvojam, tai kaip dabar čia persistatyti tos įrankius, kad dabar jau pritaikyti prie šito ir toliau kovoti. Tai kaip tada tas jūsų švietimo veikla daro tą įtaką? Ar tai yra vėlgi, iš tikrųjų paveiku, ar tai yra daugiau nusiraminimas jums patiems, kad jūs turite tokią veiklą ir šitoj vietoje dedat tam tikrą investiciją? Kiek paveiku, aš nežinau. Aš manau, kad turi būti kompleksas visų priemonių, nes žmonės tiesiog kaip darė, taip ir darys, bent jau kol kas. Bet vis tiek švietimas yra būtinas ir manau, kad tiek internete, tiek tokie renginiai, jie yra būtini ir reikalingi. Gal kažkas dabar susimastė ir perduos savo vaikams žinutės. Tai iš tikrųjų aš manau, kad šviesti tikrai reikia, nors kiek efektyvu, tai priklauso, kaip tu pateiksi tą informaciją tikriausiai.
Kokius argumentus naudosi? Ar galiu papildyti? Man atrodo, kad dauguma čia susirinkusių žmonių turi tokį visiems gerai žinomą empatijos jausmą, sąžinės jausmą, bet reikia nepamiršti, kad yra tam tikras procentas žmonių, kurie pasaulyje šitų dalykų neturi. Nu tiesiog neturi. Aš nedalinsiu diagnozių, jums psichiatrai pasakytų aiškiau, bet yra rimtas dalykas. Čia nei aš išsigalvoju, nei perdedu, tiesiog neturėjo ir neturi. Ir mums, kai mes šnekam tarpusavę, atrodo, kad aiškinkim ir išaiškinsim. Ir dalį žmonių mes tikrai išaiškinsim. Tai neužims metų, tai neužims 5, greičiausiai 20 ir 30 ir daugiau, bet išaiškinsim. Bet yra tokių žmonių, kurie niekada nesupras, kodėl jie vogia ir vogs, sukosi ir suks, nes nesisuksi, negyvensi. Ir tada yra bausmas. Nu, nes tu negali, tiesiog su jais negali kitaip, tu gali verkti, tu gali mokyti, tu gali visaip dramatiškai rodyti, kad va, kūrėjų yra blogiau, kurie salksta, o tu čia kaip elgiesi, rūpužėtu, jam neskaudės, tai tada yra bausmės. Ir turbūt Faustavas ne mano mintį ir pasakė, mes tikime labiau prevenciją ir švietėjišką veiklą, kaip iš mūsų tarnybos pozicijos. Na, bet dėja reikia bausti. Yra piktybiniai, nesąžiningi verslai. Turbūt jau jūs esate girdėję apie elektroninės cigaretės. Čia yra mano tas arkliukas, kurį reikia bausti ir bausti ir bausti, kur sąmoningumo tokio nėra ir kur iš tikrųjų taip kaip ir teigiat, jiems vis tiek apsimoka susimokėti tas baudeles, nes jos yra menkos, kaip papildoma mokestį valstybei, jiems nerūpi reputacija ir toliau eina ir daro. Reikia nuolat tiesiog žaisti tais visais įrankiais. Ir tokia yra kaip pulsacija. Ateina nauja norma, ateina nauja taisyklė, leidi susigyventi visuomeniai, tuomet stebi monitorinį nubaudi, vėl šiek tiek nuleidi žemyn ir vėl kyli. Yra pulsacijos. Kažkiek užsimiršta, kaip vaikui reikia vis priminti apie taisyklės buities, kurias jisai turi taikyti. Goda, dar norėjau jūsų paklausti, jūsų tarnyboje bet kokia atveju suplaukia visa informacija apie tuos nelaimingus, kurie vienaip ar kitaip nukentėjo, taip? Ar ten pasimovė, ar atsisiuntė, ar buvo vėlgi šitoje vietoje apgauti. Jeigu reikėtų vėlgi ne tik tą tipažą nupiešti, kuris tas labai gražiai tas 3 grupės žmonių išskyrėt, bet jeigu reikėtų pagal amžiaus grupę dar jums išskirti, tai yra daugiau vyresnio amžiaus žmonės, ar tai yra jaunoji karta? Kurie dažniau, aktyviau atneša tą problematiką ir ieško teisybės, kodėl yra taip, o ne kitaip. Čia yra mano iš tikrųjų svajonė, kad tą mes paveikslą nusipieštumėm vartotojo, koks jis tas, kuris besiskundžiantis. Galiu pasakyti, kad per konsultacijų liniją mūsų telefonų dažniausiai skambina vyresnio amžiaus ir ypač gyvai ateina, o dar viena tokia yra įdomi grupė vyrai. Brandesni vyrai. Būtent vyrai mėgsta skųstis ir agresyviai ir piktai. Šiaip mes matome mūsų pažeidžiamą grupę, tai taip ta brandesnė, man taip nepatinka žodis pensininkai, senjorai, ar neturėtume gal vadinti. Taip, senjorai tai yra pažeidžiamesnė grupė ir jie dažniau skundžiasi, bet ne nuotoliniai prekyboje. E-komercijoje jie turi anūkus, dukras ir sūnus, kurie padeda apsipirkti dažniausiai. Tai čia būtent kažkaip ir pieštas, jeigu mes kalbam apie elektroninį lauką, apie interneto platybės, tai ko gero vyresnių žmonių apsipirkimo įpročiai, taip jie yra ko gero mažesni, tiesiog jie rečiau tai daro, nors COVID-as išmokė puikiai naudotis ne tik jaunimą ir tyrimai visi rodo, kad ir vyresnio amžiaus žmonės puikiai įvaldę, vaikai, anūkai padėjo su technologijomis susidraugauti, bet ko gero vyresni žmonės yra retesnis faktorius, ne gyvos, ne fizinės apsipirkimo, apsigavimo faktoriaus dalyvis. Taip, jis yra retesnis faktorius, bet aš vėlgi mėgstu gal greičiau į ateitį žiūrėti, nes šiandien ką sprendžiame, mes jau turim tam tikrus įrankius, bet ateityje mes visi senstam ir technologijos artėja. Mūsų visų rega blogėja, atmintis trumpėja, tad mes toj praktiškai visi atsidursimėm tam pačiam pažeidžiamam lauke. Tad tenai reikia fokusuotis tiek žmonių švietime, tiek ir mūsų kaip valstybės naudojame daugiau IT įrankių. Dar yra kol kas tik paskiros tokios iniciatyvos ir instrumentai, kuriuos mes vartojame. Bet čia tai, ką mes turime daryti.
Aš čia tiesiog jūs, manau, nuraminsiu. Man atrodo, kad pabūkime optimistai, ko gero dirbtinis intelektas prigalvos tiek daug įrankių, kai tas procesas taps dar paprastesnis. Turbūt klausimas ateityje, ar iš viso mes pirksimės, ar mūsų avatarai pirksis, kas šiandien dieną yra. Turbūt girdėjot, kad netgi ta pati Tinderio programėlė, kuri yra jaunimo taip mėgstama, tai šiandien dieną jaunimas nebegaišta laiko, jie turi susikūrę virtualius antrininkus ir tie virtualūs antrininkai tarpusavį svaipina ir ieško, į kurį kontaktą reikėtų geriau investuoti ir kur sugaišti laiko pasimatymui, negu kad savo bandyti ir eikvoti laiką. Tai yra technologijos begalinės ir čia mes turbūt nežinom, kur naisim ir kaip naisim. Faust, aš labai norėjau irgi jūsų klaust, pranešime savo labai daug akcento dėjot būtent apie tą sąmoningumą, apie žmonės, kurie formuoja nuomonę, jų santyki būtent su ta klastote. O kaip yra su ta kita pusė? Ar niekada nesidomėjot, kiek jūs turit vėlgi tų netikrų feikų ir klastotų komentarų pas save? Domėjausi ir aš turiu tokį prevencinį metodą. Tai kai tik tais galiu, ir aš tam darbėje turiu pagalbos, kai tik tais galiu, kai pamatau, kad mane kažkas paseka, pafollowina, daugiausiai Instagrame, Facebooką taip nestebiu. Bet aš apžiūriu tą, arba mano kolegė apžiūri tą anketą ir jeigu jinai atrodo panašiai į feiką, aš jį blokuoju. Esu taip užblokavus netyčia savo normalių sekėjų, man kartais parašo, kodėl jūs mane užblokavot, aš tada sakau, ar jūsų galėjo būti profilis panašus į netikrą, gal jisai be nuotraukos, gal jisai seka vos 2 žmonės ir taip toliau ir panašiai. Ir tada būna, kad sako, jo, aš tik dėl jūsų ir susikūriau, tai dėl to taip ir atrodau. Tai aš būna, tada ieškau, bandau ten atblokuoti, jeigu ten nelabai seniai tai įvykę, kartais gali atkasti. Bet tai aš darau šitą prevenciją, o šiaip, aišku, tu niekada nežinosi, kiek tiksliai, bet vis tiek rodo tam tikrą informaciją Instagramas, tu gali pastebėti, kiek tavo sekėjų, pavyzdžiui, yra Lietuvoje. Tai mano beveik visi sekėjai yra Lietuvoje, o jeigu ne, tai ten, kur yra daug lietuvių išvažiavę ir ten gyvena. Anglija, Airija ir Norvegija ir panašiai. Tai vėlgi yra labai labai mažas procentas, bet tai, kad mano ten 90 kažkeli procentai sekėjų yra Lietuvoje, man duoda tokią ramybę, kad greičiausiai, kad jie yra tikri. Juo labiau sakau, kad tuos netikrus, va šiandien buvo už mane pasiekė toks italas kažkoks, bet jisai gal ir tikras, bet jisai mane tikrai pasiekė ne todėl, kad jis žino, ką aš ten keliu ir aš jo tikrai nepažįstu ir akivaizdžiai jisai nėra ten kažkoks aliejaus gamintojas arba dar kažką, aš jį tiesiog užblokavau, nes man jisai neprasmingas. Tiesiog man nori sukurti auditoriją, su kuria aš realiai galiu bendrauti, kuriai aš reikalinga ir kuri iš tikrųjų man reikalinga. Kaip šitoj vietoj su vėlgi to bendravimo monetizavimu, nes vėl Domas savo pranešime mums puikiai parodė, kiek turim didžiųjų, ne mažųjų, didžiųjų vėlgi nuomonės formuotojų, 100-tūkstantinės armijas ir daugiau negu pusė anot jo, panaudojus tam tikrus įrankius, galima nustatyti, kiek tų yra neaktyvių anketų, klausimas iš tų neaktyvių galbūt kiek yra feikinių, nes tai yra tiesiogiai susijęs su vėlgi jūsų pačios pajamomis. Tai kaip ir logiškai galvojant, kitas influenceris yra labai suinteresuotas turėti tą didelę bazę, nes nuo to priklauso, kokias tu turėsi naudas arba pajamas pats savo. Tai influenceriai, man atrodo, yra skirtingi ir nėra nei blogesni, nei geresni, bent jau tuo aspektu, kurį aš dabar įvardinsiu. Yra, pavyzdžiui, žmonės, kurie turi, sakykime, 100 000 sekėjų ir tai yra žmogus, pavyzdžiui, labai tinkamas pasiekti masę, kai tu turi pigias vištienos šlaunėlės akciją, 50%. Man reklamuoti tai neapsimoka, nes aš pasieksiu palyginus mažai žmonių. Kai tu išmeti tokią akciją, tu nori pasiekti visus Lietuvos žmonės. Tačiau aš esu tas žmogus, kuriuo žmonės, sekėjai, skaitytojai, man atrodo, kurie pasitikė. Aš labai rimtai žiūriu šitą tokį pasitikėjimo kreditą. Tikrai stengiuosi apsisaugoti nuo kažkokių tai kliurkų, nuo feikų. Ir man atrodo, kad manim pasitikė. Tai
Aš labiau tinku reklamuoti ar pasakoti kitus dalykus. Tai nėra blogai tos Maximo šlaunelės, viskas su jom yra gerai, visi jas kartais perka. Tiesiog skirtingi žmonės daro skirtingus dalykus. Ir ten, kur prekiai reikia pasitikėjimo, tada esu, pavyzdžiui, aš, yra ir kitų žmonių. Aš turiu viso labo 17 000 tik sekėjų, ne 100. Ir aš nemanau, kad aš prie 100 kada nors prieisiu. Aš manau, kad realiai suvokiu, kad mano maksimas yra gal kada nors 40, bet tai čia labai toli, bet yra mano maksimumas. Ir aš manau, kad nėra daugiau žmonių, kurie mane pakęs ir aš juos pakęsiu. Turi būti kažkoks abipusis toksai vertinimas vienas kitą. Aš nesaldainis, aš neįsivaizduoju, kad aš galiu patikti daugiau nei tiek. O ten ginčytis, kapotis, žiūrėti, kaip man siuntinėja kažkokius tai komentarus, neaiškus, aš nenoriu. Tai žodžiu, aš manau, kad aš iš sekėjų pasiimu daug, jis man duoda daug, mes turim labai teisingus mainus ir tiek, o pamiršau, ko klausit. Puikiai atsakėte. Aš nuoširdį tiesiog. Ingridai dar norėjau irgi klausimą užduoti, nes kaip ir tas jūsų pranešimas buvo irgi toks labai, šiek tiek pesimistinis atrodė, nes atrodė, kad tie meno kūrėjai, kurie yra toje internetinėje erdvėje, iš tiesų yra neapsaugoti, kaip sako, tik tai ateina tas reguliavimas, dėliojimasis. Tai vėlgi iš jūsų organizacijos perspektyvos žiūrint, tai kur čia to optimizmo gaidą atrasti? Ar tik tame, kad laukti, kol ta sureguliacija ateis, laukti naujų įrankių, kaip tiem kūrėjam patiem, realiai proaktyviai kažką šiandien dienai darytis, kad nepaimtų jo kūrinio ale Mona Lizos ir nepadarytų su kombainimo su Coca-Cola ir neišplatintų savo socialiniuose tinkluose kaip naujo vėlgi darinio paremto visai apsaugotų intelektinės nuosavybės kūrinių kitų autorių sukurtų produktų. Tai aš kažkaip maniau, kad mano kaip tik yra toks optimistinis tas pranešimas, nes sakiau, kad įmanoma yra vizualaus meno kūrinių apsauga internete, išskyrus šiuo metu dirbtinį intelektą. Nes kalbant apie tą visą kitą skaitmeninę erdvę, tai teisinis reguliavimas yra tie visi teisiniai įrankiai, tik tai reikia aktyviau jais naudotis. Kartais tas aktyvus naudojimas, tais teisiniais įrankiais, jis visą laiką reikalauja kažkokio laiko pastangų, finansinių išteklių reikia žinių. Dažnai menininkai, jie neturi teisinių žinių, tai savo nariams tam esame mes. Tie, kurie nepriklauso Latgai, jiems tada reikia ieškoti jau ten advokatų ir panašiai. Tai didelė dalis tiesiog autorių nesima kažkokių veiksmų ginti tą savo intelektinę nuosavybę. Yra dalis, kurie labai noriai dalyjasi ir jiems ten net nelabai svarbu, ar ten pavardė nurodyta, ar nėra nurodyta. Yra tokia dalis, kaip open source yra programavimo, tai yra ir tokių dalis copyleft autorių, bet netiek ir daug iš tikrųjų. Tai išskyrus dirbtinį intelektą, iš tikrųjų tos priemonės reikia pastangų, yra tam tikrų iššūkių, bet tikrai galima tas teises apginti, tos kūrinius saugoti. O dirbtinis intelektas tik čia yra laiko klausimas. Laiko klausimas, autorių teisių organizacijos labai dabar šiuo metu aktyviai kai tik veikia ir bando rasti įvairius būdus, vyksta aktyvus labai lobizmas ES institucijose ir ne tik ES, turbūt matėte ir Jungtinės Amerikos valstijos, kiek ten vyko Hollywoodo scenaristų, kaip vyko streikai ir jiems pavyko pasiekti, ką jie norėjo. Tai svarbu, kaip irgi čia buvo minėta, svarbu vienybė, bendrybė, susivienyti ir kažką tada galima pakeisti. Tai čia tikrai laiko klausimas, aš manau. O šiaip daugas labai keistas, tikrai jau dabar keičiasi tas dirbtinis intelektas, mes nežinome, kaip čia viskas bus, kaip mes čia gyvensim po 10 metų, labai bus įdomu iš tikrųjų. Puiku, tai mes ir judėkime link paskutinio klausimo, tokio mūsų diskusijai, tai tiesiog paleiskit savo mintis ir paprognozuokit.
Tai kaip mes nujudėsime toje internetinėje erdvėje, kai kalbame apie vėlgi vartotojų apsaugą, apie autorių teisių užtikrinimą internete? Ko laukti, kur čia tas griausmingas pokytis ar kažkoks impulsas ateis po kažkiek metų? Man tikrai labai sunku prognozuoti. Kol kas, kaip jau minėjau, kol kas dabar svarstomi yra skaidrumo reikalavimai dirbtiniam intelektui. Tai čia pirmas tas žingsnis, o kaip ten viskas vyks toliau, galbūt dirbtinis intelektas galės būti pripažintas autoriumi, galbūt ne, iš tikrųjų nežinome, niekas nežino, niekas negali prognozuoti. Tai ateities spėliojimas tokioje srityje socialiniam gyvenimui yra labai labai sudėtinga. Na, aš tai tikėčiau, kad valstybė sustiprės, nes ir vakar vyriausybė pritarė informacinės visuomenės paslaugų įstatymų, čia buvo perkeltas Digital Service Act, kur tiesiog tas mūsų saugumas daug labiau padidės. Ir padidės ir mūsų gebėjimais, kaip valstybės institucijų, mes turėsime daugiau IT įrankių ir tai bus sutelktos visa sistema skirtingų valstybės institucijų. Tai aš tuo labai tikėčiau. Bet kitas dalykas, nors aš tikėčiau dar cyber police, kaip norėčiau, kad vis tik būtų ta kibernetinė policija stipresnė ir daugiau mūsų saugotų, bet vėlgi nesureikšminkime dirbtinio intelekto. Kaip ir klausiausi Kristupo Saboliaus pranešimą, kuris ir pasakė, kad dirbtinis intelektas pradeda haliucinuoti. Tad taip jisai bus mums įrankis, mes turime išmokti su juo gyventi, bet tai nėra panacėja, kuri užvaldys ir mūsų futuristiniuose filmuose piešiama, kaip mes kovojame ne su Rusija, o kovojame su dirbtiniu intelektu. Tai nes mes dar vis kovojame ir 25% skiria savo biudžeto gynybai. Neužmirškime to. Susitelkime. Matys tą gaidą. Aš vėl filosofiškai. Tai man patiko vienas Rimvydo Valatkos tekstas, iš kurio ištrauksiu vieną sakinį, kad žmogus gimsta vienas ir miršta vienas. Ir aš esu individualistė, man individualumas atrodo didžiausia vertybė ir aš nebejoju, kad valstybė turi mums padėti, turi siekti mums padėti, tą mes mokam mokesčius ir darom daug kitų dalykų. Bet aš visą laiką linkstu į tai, kad mes kiekvienas turim saugotis pats. Ir čia man atrodo, kad mes turim savo daryti prioritetu intelektinį turinį. Turim pats kiekvienas kuo daugiau domėtis apie viską, kuo daugiau skaityti, tada viskas, aišku, pasidaro dar mažiau aišku, bet tu gali įvertinti dalykus geriau. Ir man visą laiką norisi, man labai pikta, kai lietuviai sako, aš baigiau mokslus. Tai reiškia, kad tu atsimokai ten kažkur tai iki 20 kažkelių ir tu jau baigiai mokytis. Man atrodo, kad pensininkai turi mokytis. Juo labiau tokio gyvenimo skuboje, nes kitaip jiems žiauriai baisu gyventi su tom naujom technologijom ir viskuo. Tai man atrodo, kad tiesiog reikia nenustoti mokytis, prisiversti, šiaip užknis ar žiauriai, tu tikrai labai nori su tais Simpsonais išsidrėpti ant sofos, nes taip yra labai gera kartais. Bet tas intelektinis turinys mums leidžia lengviau įsivertinti aplinkybės, kitų kuriamą turinį ir visą kitą. Ir aišku, užknisa ir tai, kad, kaip ir lengviau, kai gali pasakyti, va, valstybė manęs neapsaugoja. Bet ir pats kaltas, kad durnas. Ir taip yra. Ir kad ir kiek mes pyksim, mūsų kiti nenusaugos iki begalybės. Vis tiek turėsim išmokti saugotis patys. Tai va, tai man atrodo, kad čia yra optimistinis ateities vertinimas. Čia vėlgi požiūrio kampas. Kaip kolegijai sakėt, kad jinai čia pesimistiškai vertino, jinai sakė optimistiškai, taip man su nuotraukom būna. Man atrodo, kad aš šypsaus, pasižiūriu nuotrauką, o ten visiškai susiraukus. Tai čia, kaip mums atrodo, dar kitas klausimas. Bet man atrodo, kad aš vertinu optimistiškai. Jeigu viskas mūsų rankose, tai viskas yra gerai. Ir bus gerai. Visiškai pritariu kolegiams ir ateitis yra mūsų rankose, nes tą dirbtinį intelektą juk žmonės kuria, tai kokį susikursim, kokią tą informaciją mes jam paduosim, kad jis išmoktų, taip ir turėsim. Tai, mielieji, jūsų aplodismentai panelinės diskusijos dalyviams. Ačiū jums labai.